Sveiki. Pasidalinsiu apie vestibuliarinio aparato sutrikimą vienos klientės patirtimi. Kartą atėjusi, labai įdomiai pasirodė, taip lyg ir įsikibusi, įėjo ir sako, na, gal ištversim, išbūsim, pasidarysim. Paklausius, kas vyksta, mes jau senokai pažįstamos, yra tekę išgirsti, kad turi kažkokių su galva kažkokių sveikatos problemų, bet kokių konkrečiai niekada nėra dalinusis. Ir pasirodo, jai yra nustatytas vestibuliarinio aparato sutrikimas. Na, man asmeniškai tai nieko nesako, tik paaiškino, kad ausise kažkoks kristalų pabirėjimas, judėjimas įtakoja galvos svaigimą, visas vaizdas lyg judėtų aplinkui ir baimė vairuoti, baimė kažkur išeiti ir, kaip sakyti, eini ir prabundi ant žemės, iki tokio lygio viskas sukasi. Na, man neteko su tuo susidurti, tikrai be galo sunku suvokti ir net gąsdina. Ta kartą mane labai nustebino, kad jie apskritai apie tai kalbėjo. Na, suvokė, ant kiek matyt žmogui tikrai buvo blogai. Parekomendavau pasikonsultuoti su iš mūsų iš Neolife žmonėmis, kurie jau daug metų Neolife ir kurie kai kurios dalykus išmano. Pasikonsultavo ir jai buvo rekomendacijos B grupė, nerviniai sistemai, magnio kompleksas. Magnio kompleksą reikėjo jai laikyti burnoje. Ir aš nuo savęs dar pridėjau 3 sulčių, na, kadangi jos labai greitai čia ir dabar suaktyvina visą kraujotaką, sustiprina kraują ir daug gerų dalykų daro. Aš šitos produktus prie savęs, kadangi visada turiu, tai ką jai buvo rekomendavę, čia pat mes taip ir padarėm. Sugėrėm B grupę, magnį jį laikė burnoje ir 3 koncentratą sultis įgurkšnojo, kol mes susitvarkėm nagučius. Eigoje pasikalbėjom, kad aš jai visko paskaičiuosiu dar savaitę laiko iš tų produktų, ką jai rekomendavo, kad pasimėgintų. Įdomus momentas, kad jai laikas nuo laiko taip pasikartoja nepastoviai, bet tą kartą jei kažkaip vartojami vaistai, ką visą laiką tokiais atvejais darydavo, jai nepadėjo, jai nesuveikė ir kiek ji vis kreipdavosi pas gydytoją, vartok ir vienu žodžiu, jeigu ką, skambink greitai, važiuok ir žiūrėsim. Ir paskutinis pokalbis buvo, kad jai tokios buvo rekomendacijos, ją nustebino, nes nei tyrimų nedarė, nieko ir ji nesutiko. Ji paprasčiausiai nesutiko ir, na, va, taip gavosi, kad mes turėjome susitikimą. Kai išleidau aš ją, po kelių valandų mes susirašėm, paklausiau, kaip jie jaučiasi, parašė, kad gerai ir pridėjo komentarą. Ja iki manęs atvežė vyras ir vyras jai buvo pasisiūlęs net ją palydėti, kokio jinai būsenai buvo. Ir kai ji grįžo iš po manęs, tai vyro komentaras buvo, tu parėjai kaip diena ir naktis, tavo žvilgsnis, tavo laikysena, nežinau, ką tu ten gavai, ką tu ten gėrei, bet kaip 2 skirtingi žmonės per valandą pusantros laiko. Tai vat, savaitę jinai pasibandė, viskas tvarkoj, neprireikė jai kitų medikamentų ir, kiek žinau, po šiai dienai labai sąžiningai vartoja B grupę ir magnio kompleksą. Jos vartoja, nepasireiškia daugiau nei karto. Ir ne per seniausiai išgirdau dar vieną
su vestibuliarinio aparato sutrikimo istorija. Moteris taip pat dalinosi apie galvos svaigimą, apie kaip vaizdai juda ir panašiai. Ėjo pas gydytojų, tyrėsi, tyrė kraujagyslės, nieko nerado. Atrodo, ką žiūrėjo, nerado priežasčių, dėl ko gali tai būti. Aišku, sako, įtampą greičiausiai turėjot ar kažkokį stresą. Ir vieną dieną jai antiek prastai buvo, kad išsikvietė greitąją ir vėl pas gydytojų. Ir gydytoja kažkaip privedė prie vestibuliarinio aparato sutrikimo, sako, bet mes nepadarėm dar vitamino D tyrimo, pamėginkim pasižiūrėti. Ir padarius tyrimą, pas ją jo buvo didelis trūkumas. Ji atsistatė, taip pat baigėsi visos jos problemos. Tai vat tiek, dėl ko šie produktai veikia, dėl to, kad yra pagaminti iš maisto medžiagų grandinės, tą, ką žmogus atpažįsta. Todėl jie yra saugus, dėl to jie neturi šalutinio poveikio, vienintelė gera savijauta. Tam kartui tiek, jei buvo naudinga, padėkit laiką, jei norėtųsi kažko paklausti, sužinoti apie kažkokį produktą, būtinai parašykite. Tarp kitko, dėl magnio komplekso yra unikalus, vienintelis tokio magnio komplekso produktas. Jame yra 3 magnio formos, visur kitur būna po vieną, bet labai įdomus momentas, pasirodo, kiekvieno mūsų organizmas savinasi tik tam tikrą rūšį magnio. Ir jeigu nusiperki vieną, pavartoji, nieko nejauti, yra tekę net turėti klienčių, kuriuom galva pradėjo skaudėti, sakau, pamėginkit nuimti bent keletą dienų, nuėmus, baigėsi galvos skausmai. Šito magnio kompleksas taip pat pagamintas iš burokėlių, lapinių kopūstų, brokolinių kopūstų, ridikų. Absoliučiai veganiškas, tinka visiems besąlygiškai. O magnis ir nerviniai sistemai, ir atpalaiduoja raumenyną, ir energijai, kas liečia ląsteles, ląstelių dalymosi procese dalyvauja, kaulams, dantims palaikyti, absoliuti visapusiška nauda. Tai jeigu rinktis, jeigu reikia magnio, tikrai išmėginkit Neolife kompanijos magnio kompleksą. Jis yra unikalus, tokių analogų nėra ir jis tikrai veiksmingas, jis tikrai veikia ir tikrai pasidžiaugsite. Tai va, tam kartui tiek. Gražios dienos.